Sveiki, sveikinuosi su jumis iš mūsų energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką. Šiandien šiek tiek jumis supažindinsiu su vienu labirintu, tai einame prie jo dabar. Mūsų parke yra 4 labirintai, tai yra šitas vidinio aš svajonių norų labirintas, tenais yra draugystės meilės labirintas, šitas su krūmais, ten toks didelis išvaikščioti yra 1,7 metrų, tai yra toks sveikatos labirintas ir ten toliau už krūmų yra vidinės pusiausvyros labirintas. Tai va šiandien norėčiau jums papasakoti, ką iš viso reiškia tie labirintai, kodėl čia mes kviečiam jūs atvykti ir kodėl čia pabūti. Energetiniai labirintai taisyklinga geometrinė figūra, kur jūs vaikštot ir nuolat vingiuojate keliu 180 laipsnių kampu. Ir jeigu iš mokslinės pusės žvelgiant, mokslininkai yra ištyrę, kai žmogus vingiuoja nuolat 180 laipsnių kampu, kairė dešinė, pas mus labai įsijungia aktyviai dirbti smegenų darbas, nes smegenys perduoda informaciją iš vieną smegenų pusrutulį ir kitą. Ir tada, kai smegenys mechaniškai treniruojasi, žmogus nurimsta. O kai žmogus yra ramus, tada pas žmogų gali kilti unikalios mintis, idėjos, atradimai, aplamai atsakymai mums į rūpimus klausimus ateina. Pavyzdžiui, intensyviai galvoji, nieks nesieina, nieks neteina, jokios mintis, tik nurimsti, atsipalaiduoji ir mintis ir gimsta, ne? Viskas yra pas mus viduje, tik tiek, kad reikia žmogui išlaikyti tą balansą, tą ramybę ir nežinia, kokius žmogus stebuklus gali nuveikti. Šitas labirintas toks nedidelis ratukas atrodo, ne? Bet jame išvaikščioti yra 600 metrų. Tai įėjimas yra ten, įeinat, nuolat vingiuojat, sukinėjate su kairė dešinė ir ateinat va čia į centrą. Ir tada čia galite pasėdėti, pabūt, pamastyti, užsiduoti klausimą, kad ateitų atsakymai. Ar šiaip vaikštant nieko negalvoti, tai yra tobuliausias variantas. Tada, kai nieko negalvoji, atjungi visiškai protą, tada gali gimti tobulos mintis, unikalios, apie ką net nesvajojot, negalvojot. Ir tas Dieve, tai man tai patinka ir tu darai ir gali aplinkui niekas nesuprasti, ką tu darysi, kaip tu pasieksi, kaip tu padarysi, bet tu viduje ant tiek žinai, ant tiek tiki ir padarai. Ir tada visi sako, vau, matai kaip paprasta. Ir taip viskas vyksta paprastai, kai viduje esi ramus ir, kaip sakant, viskas plaukia iš vidaus. Ir va čia pabūs, tada grįžtat atgal tuo pačiu keliuku į pradžią, tai yra neperlipat akmenuku, nepabėgat iš labirinto. Tokiu būdu galit pastebėti ir savo charakterį. Nes jeigu jūs gyvenime siekia tikslą iki galo, nepasiduodat, kas aplinkui ką sakytų, tada ir čia ištversit. Tiesiog norėsit tą labirintą išeiti, kitaip net į galą jums neteis. Kaip atėjo, taip ir išėjot, sąžiningai, tvarkingai. Bet jeigu trūksta gyvenime kantrybės, žinokit, neištversit, neišvaikščiosit šitą labirintą. Tai norit savo testą? Prašom į mūsų parką, išbandykit to 600 metrų ir pažiūrėsiu, koks ant kiek stiprus jūsų charakteris. O, atsimba, ten prie įėjimo laukia. Sakiau, kad turime čia dar 3 papildomai labirintus. Mandalą, kupolą, merkabą. Papasakojau apie svajonių norų vidinio aš labirintą. Šiaip dabar šiek tiek einu mūsų sveikatos labirintų, kur, sakiau, išvaikščioti yra 1,7 metrų. Bet apie visus kitus labirintus papasakosiu vėliau. Va čia dar praeinamės pro mandalą. Kviečiu atvykti į mūsų energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką, nes jis šiaip yra vienintelis Lietuvoje. Lauksim jūsų ir iki malonaus pas mūsų. Aišku, aš dar neatsisveikinu, nes dabar šiaip dar noriu jums parodyti, ką mes su Agnyte nuveikėm šį pavasarį, intensyviai darbavomės sugrįžusios iš Kauno. Mums tiesiog labai rekonstrukcijos reikalavo mūsų kupuliukas. Su vyru nespėjom jo rekonstruoti, tai va su Agnyte susiėmėm į rankas ir padarėm, susitvarkėm. Ten jau reikėjo grindis keisti, lubas keisti. Tai vienu žodžiu, gerai, kad mes turėjom iš senesnių laikų tokį
baltą audinį, tai su Agnyte išdengėm lubas, nusipirkom dirbtino žolės, išklojom grindis ir dabar yra taip tvarkinga, švaru, gražu. Galima užeiti, pasėdėti, pasibūti. Labai gražiai peizažas visas atsiveria. Dabar einu jums parodysiu, kaip atrodo galutinis rezultatas. Ir paskui parodysiu, kaip visas procesas vyka, kaip mes ten su Agnyte viską darėm. Tai va, tuoj parodau. Taip lubas padarėm, išklojom dirbtiną žolę. Tai va čia sėdi ir va taip relaksuoja. O kai saulutė šviečia, tai iš vis faina. Jo, faina, nesakyk. Esam jau namučiuose ir mes su Agnyte visur čia tvarkomės. Labas! Hello! Buvo jau taip nelabai kaip, čia va šitais ir grindis. Va šitokios visos jau suplyšusios. Nusipirkom dirbtino žolės. Tai va pabaigsim šitą va kupoliuką mes čia sutvarkyti. Dar visokių apdailų padarysim, gal augaliukų kokių dar dirbtinų nupirksim, nežinau, bet tvarkomės jau. Taip, taip. Gerai, einam darbuotis. Man čia taip sudėtinga. Mama. O jūs Simbai. Nežinau, Agne, kaip mes čia taip iškirpsim gražiai. Nereikia pergyventi. Pergyvenu. Nereikia. Sunku, man. Ne, taip jau sunku. Normaliai. Sunku. Pažiūrėk, kaip Simbukas atsipalaidavęs. A jam tai dzin. Jai. Jinai čia futbolą su mumis žaidžia. Mes vartai, o jinai čia laksto. Gerai, einam kažkaip čia bandyti lyginti, dailinti. Bandom dabar va tuos atsukti ir tą žolę pakišim po tais ir vėl užsuksim. Ir bus gražiai. Bandom. Pažiūrėsim. Nes taip gražiai apkirpti, čia viską pridaryti biškį sunku. Sukamės iš padėties. Viskas gerai. Ane, Simbo. Taip. Nu, tu būtinai turi va čia taip prilysti. Gerai. Gulis, Simba, gulis. Pačiu paleidžiu. Labas. Duok man labas. Palauk, gražiai. Masažą nori. Labas. Šaunuolytė. Kaip mergaitės puošiasi. Taip. Nu, čia kaip sušukuojamas. Selionas vadinas Petravičiūtė Meilė. Apsilankykit. Rekomenduojam. Aš irgi gražiai sugerbeniuota, labai gražiai. Tai pasipuošim ir į koncertą. Agnė visiškai juoda, aš visiškai balta. Jo, kažkaip taip sutapo. Nu, ten Hebrytė vara priekį. Kaip jaučiatės? Labai gerai, labai laukiu, labai man smagu, kad būtų pirmojo koncerto dalimi. Taip, visiškai. Labai fainai.
Labas rytas, mes svečiuose pas Nidą. Salierų sultis, apelsinų sultis, paskui skanios kavytės, pusrytukai. Ir mes čia suskaičiuojame. Jo, čia viskas buvo skaičiuota. Vienu žodžiu, su visais pasivakarojimais, su visom nakvynėmis, su visais pusryčiais. Visi po koncerto tokie savęs rodyti nenori. Gerai, mes taip iš tolo. Gerai sėdėm, pusryčiaujam ir lekiam į namučius, nes pas mus šiandien sezonas atsidaro, tai skubam. Taip atsipalaidavusios labai skubam. Šalia mūsų langiukai, Agnė vala. Oi, dievuliau. Nors pavasaris, bet dar langus reik nuo apšalimo nuvalyti. Šalta. Nėra taip šalta, saulutė šviečia. Aš dar apsimiegojusi, man dar. Ačiū, dar pamiegoti, ačiū. Prašom, gerai varom, kiek laiką te turim? Ką? Kiek laiką te turim? Lekiam, skubam, oi. Grįžom namo, čia vėl prisipirkom dirbtiną žolės, nes reikia dar kai kur pakloti, augaliukų kupolui ten papuošti. Tai užbaigsim kupolą ir bus gražu. Tai va, mūsų kelionė iš Kauno jau baigėsi. Jau kaip ir viską parsivežėm, dar liko 2 ofisinės kėdės, kurių nebeįtalpinom į savo mašiniuką. Tai kai grįžtam, tai sakėm, tegu parveža mums tas kėdės jau. O taip jau parsikraustėm visiškai. Norim eiti truputį pailsėti po koncerto. Aš tiesiog miegojau, aš tiesiog miegojau visą kelią. Aš galės pamiegoti, tu galės lankytojus priminėti. Tu dirbk. Aš eisiu vis pailsėti. Nors ką čia pailsėti, eisim valgyti, pasidaryti, eisim pavalgyti ir tada ilsėsiuos. Gerai, kraustamės.